metu visuomeniai įrašymas, ne? Tai pradedamas viešasis susirinkimas, kurio metu visuomeniai bus pristatomas prekybos paskirties pastatų Viršuliškių gatvė 40 ir Viršuliškių gatvė 42 Vilniuje rekonstrukcijos projektas, prekybos paskirties pastato Viršuliškių gatvė 42 Vilniuje griuvimo projektas, paslaugų paskirties pastato Laisvės prospekte tas 43E Vilniuje ir garažų paskirties pastato Laisvės prospektas 43D Vilniuje paprastojo remonto projektas. Tai yra antrasis šio projekto viešas pristatymas, kas yra pakeista projekte pristatys architektės šiuo atveju. Aš esu susirinkimo pirmininkė Elvija Rozentalė, sekretorė yra Martina Kildaitė, projekto statytojas yra UAB Limada ir susirinkime dalyvauja statytojo atstovė direktorė Sigita Stasiūnienė. Informuojame, kad daromas susirinkimo įrašas ir taip pat prašom dalyvių savo vardą, pavardę, telefono numerį atsiųsti arba man asmeniškai į Zoom susirinkimo lauką arba mada@architects.lt, nes turėsim šitą informaciją pateikti savivaldybei. Sveiki visi, girdit? Girdim. Ir informuoju, kad iki susirinkimo pradžios pasiūlymų projektui nebuvo gauta. Ir susirinkimo metu pristatys projektui vadovė Vilma Teodora Gilytė ir architektė Martina Kildaitė. Ir toliau tokia susirinkimo darbotvarkė bus, kad pirmiausia bus supažindinta visuomenė su projektiniais pasiūlymais, o paskui bus atsakymai į viešo susirinkimo dalyvių klausimus, jeigu tokių bus. Tai iš manęs tiek informacijos pradinės, tai perduotų žodį tada architektėms. Tai sveiki visi. Tai trumpai turbūt pereisime tai, kas jau buvo viešintina. Kaip Elvija pristatė, kad tai yra antras projekto viešinimas su nedideliu papildymu. Tai gal nuo jo ir pradėsiu. Kas yra esmė, tiesiog užfiksuoti. Ankstesnėje projektinių pasiūlymų versijoje mes siūlėme kampinį pastato tūrį vienokios formos. Ekranoje matote būtent apie kurį kampą šnekame, tai yra pagrindinė sankryža įvažiavimo į Viršuliškėse ir vykstant tolimesniam, detalesniam projektavimui pasimatė, kad mes jį galim šiek tiek padidinti ir tiesiog funkciškai geriau atitikti užsakovo poreikius. Tai vat matote dešinėje pusėje išdidintą tūrį, šiek tiek išdidintą tūrį. Tai visi rodikliai vis tiek atitinka detalų planą, apie juos papasakos Martina kolegė vėliau. Toks yra pasikeitimas ir mes todėl darome šį antrąjį viešinimą. Tai gal tiesiog prisiminimui dabar pasikartosim, trumpai pereisim apie esamą situaciją, ką mes turime šiandien. Tai turime sklypą Viršuliškių teritorijoje, viena pagrindinių sankryžoje prie Laisvės prospekto, sekančią skaidrę. Matome aplinką, kontekstą, tai yra sovietiniai daugiabučiai ir sovietiniai daugiausiai, apie 90% sovietinės statybos. Ir turime du sklypus, tai sklypas nr. 1 prie Viršuliškių Laisvės prospekto kampo ir tada yra sklypas nr. 2 Laisvės prospekte. Ir tada turime inžinerinį statinį kaip atskirą statinį, kuris naudojamas kaip automobilių aikštelė. Sekantis skaidrė. Matome fotofiksacijas iš praėjusios žiemos. Tai šitas pastatas yra iš 4 pastatų. Taip istoriškai statytas, pristatytas, sekančią skaidrę.
Todėl netgi matosi ir istoriškai papasakosim, kad du sklypai, ant kurių stovi visas prekybos centras, tai nuo to ir prasidėjo, kad nuo pasidaryk pats sklypo, štai matosi kairiam viršuje kampe, tada prisidėjo priestatas to standartinio gamybos paviljono tipo, tada jau prisidėjo to priestato rekonstrukcija. Ir tada jau prisidėjo paskutinis etapas, tai jau priestatas ir garažas antžeminio stovėjimo aikštelė. Turime fotofiksacijas iš originaliosios, tai būtent pirminės tos istorijos, tai kai buvo tas standartinis gamybinis paviljonas, jame buvo naudojamas medis. Judam toliau. Ir mes rėmėmės vėlgi ir prieš tai buvusiais vaizdais, ir šiandieninę estetiką, norime sušildyti pastatą, paversti jį vientisu tūriu, sekantis ir tapti tokiu natūraliu rajono traukos centru. Su daug želdynų prieigose, su žmonėm prieigose, su daug viešumos ir daug šiltų medžiagų. Tai va. Praeitas viešinimas praėjo labai gerai, turėjom labai daug gerų pastabų, kaimynai reagavo labai irgi taip rūpestingai. Tai va, čia matosi jau išdidintas tūris, padidintas tūris, kurį pristatėme pirmoje skaidrėje. Tai dabar Martynai pristatymą. Ačiū, Gilma. Tai dabar pašnekėsime truputį apie pagrindinius duomenis ir atitikimą detaliajam planui ir kitiems reglamentams. Tai čia dar kartą tokia schema geriau suprasti, nors tą tokį prekybos centrą madą mes suprantame kaip tokią vientisą darinį, tačiau turtinių vienetų mes čia turime gana daug, tai yra 2 sklypai, 5 pastatai ir dar yra kapitališkai remontuojama aikštelė, kuri priklauso statytojui, bet yra už sklypo ribos. Tai ir taip pat turime 3 statybos rūšis - rekonstrukciją, paprastąjį remontą ir griovimą. Ar aišku, kapitalinį remontą už sklypo ribos. Tai teritorijai yra padarytas detalusis planas, kurio reglamentus matote. Taigi užstatymas gali būti nuo 2 iki 5 aukštų, iki 21 metro aukščio ir taip pat viename sklype galimas 77% užstatymas, kitame 73%. Čia matote reglamentus pagal Vilniaus bendrąjį planą. Tai taip pat didžiausias užstatymo tankis yra 80%, didžiausias užstatymo aukštis 20 metrų, kas yra svarbu. Ir aišku, tai priklauso paslaugų zonai. Tai čia matote tokią rodiklių suvestinę, kur galite matyti, kad projektuojamo situacijoje mes neviršijam nei detalaus plano, nei bendrojo plano, telpame į rodiklius. Taip pat galite matyti pastatų bendrojo ploto pokytį. Tai pirmame pastate šiek tiek plotas padidėja, kitame sklype šiek tiek sumažėja. Tai šita rekonstrukcija yra daugiau kokybinė, kiekybiškai pastatas didėja labai nedaug, sąlyginai. Čia matote jau visus rodiklius išskirstytus pastatais. Tai informacija ta pati, kas buvo pateikta praeitoje skaidrėje, tik tai gal matosi, kad energetinė klasė numatoma B ir želdinių procentas mums priklauso 20%. Pereiname prie funkcinių schemų. Tai iš pradžių iš išorės, iš judėjimo. Čia matote, kaip vyksta viskas dabar ir projektuojama situacija. Tai patekimai į sklypą numatomi 3 iš Viršuliškių gatvės, Laisvės prospekto ir Ozo gatvės. Išvažiavimas iš sklypo, jeigu kalbant apie automobilių eismą, tik iš Ozo gatvės. Pasikeitimas įvyksta čia, kad Laisvės prospekte mes įvažiavimą paslenkam ir apkeičiame jį su
viešojo transporto sustojimu. Tokiu būdu mes atidarome pėstiesiems įėjimą į centrinį prekybos centro įėjimą. Tai didžiausias dėmesys buvo skirtas pėsčiųjų integralumui, nes šiuo metu automobilių parkingas atkerta patekimą nuo gatvės ir viešojo transporto sustojimo patekti pėstiesiems, tai mes stengiamės tas erdves pratęsti ir taip pat jas pratęsti ir pastato viduje, formuojant tokią vidinių gatvelių, prekybos centrų, galerijų tinklą. Ir krovininis transportas gali patekti tik iš Viršuliškių gatvės arba iš Ozo gatvės, o išvažiuoti taip pat tik iš Ozo gatvės, kad susidarytų toks ratas ir viskas vyktų sklandžiai. Taip, kalbant apie sklypo planą. Tai jau kaip minėjau, patekimai yra 3. Numatoma trinkelių danga, taip pat prieš pastato fasadą yra šoninis parkavimas, gatvelė vienpusio eismo, labai lėto eismo, todėl yra saugi. Ir taip pat dėl to tai netrukdo turėti priešais pagrindinį pastato fasadą viešosios erdvės su želdynais. Toliau pereiname į pastato vidų ir į funkcinės schemas aukštais. Čia matote rūsio planą, jame planuojama daugiausia yra komercinių patalpų. Pirmame aukšte taip pat planuojamos komercinės patalpos su restoranais. Restoranai yra dėliojami maisto halės principu. Tai reiškia, kad visi restoranai koncentruojami toje pačioje vietoje ir tai yra ta vieta palei pagrindinį Laisvės prospekto ilgąjį prekybos centro fasadą. Todėl mes turime galimybę restoranų erdvę pratęsti lauke ir turėti jaukias terasas. Antrame aukšte taip pat planuojame daugiausiai komercinių patalpų. Taip pat čia galbūt yra toks nestandartinė ypatybė bruožas šio pastato, kad mes turime įėjimus taip pat ne tik iš pirmojo aukšto žemės lygio, bet ir galima taip patekti tiesiai į prekybos centrą į antrąjį aukštą, naudojantis laiptais, kurie yra ties Viršuliškių gatvės fasadu. Taip pat galima į kiekvieną pastato aukštą patekti ir iš antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Ir turime 3. aukšto planą, kur yra jau nebe tik komercinės patalpos numatomos, bet ir administracinės ir taip pat naudojantis laiptais palei pastato fasadą iš Viršuliškių gatvės, kurie yra tokie amfiteatriniai ir išraiškingi, galima patekti ir ant stogo terasos, kuri planuojama tokia kaip viešoji erdvė, irgi Viršuliškių gyventojams susirinkimams. Ir aišku, taip pat jau tada tais laiptais galima patekti ir į 3. aukštą parkingo. Čia matote pjūvius ir turbūt pati didžiausia rekonstrukcijos tokia esmė ir iššūkis yra šiek tiek pagilinti rūsį, kad jame būtų galima įrengti komercinės patalpas ir taip padidinti tą komercinį plotą, kurį būtų galima nuomoti. Tai vat, ir čia matote fasadus, tai turbūt pati tokia irgi rekonstrukcijos, galbūt tos prekybos centro veidas pasikeis, bandomas grįžti prie to, kas buvo anksčiau, 90 metais, prie tokios terakotos raudono spalvos, tokių labai aiškių lakoniškų formų. Ir tam mes pasitelksime
natūralias medžiagas, šiltas, tai dar kol kas svarstomos 3 medžiagos, tai yra keraminė fasado apdaila, pjaustytos plytos arba fibrocementas. Tai bus pasirenkama šiek tiek vėliau, techninio projekto metu, kai jau bus tiesiog, kai bus tikslinama koncepcija. Ir interjeras. Tai interjero pagrindinė irgi funkcija buvo vizualiniai ryšiai, toks pagrindinis iššūkis, ir kad ateinant į pirmojo aukšto lygį, tu šiek tiek matytum, kas vyksta rūsyje, taip pat ir antrame aukšte, kad tai būtų toks labai aiškus ir suprantamas tūris. Taip pat labai šiltos ir natūralios medžiagos, tai taip pat turime medžio apdailą, medinės vitrinas ir raudoną grindų dangą. Taip, čia labiau tokie lokalesni vaizdai, tai antrojo aukšto holas ir restorano erdvė. Tai tiek iš mūsų apie mūsų koncepciją. Dabar laukiame klausimų, jeigu jų yra. Tai ragintumėm tada, jeigu yra klausimai, paklausti. Tai galite ir čia įsijungę garsą ar žinučių laukelį, ar kažkokių kyla. Kaip suprantu, klausimų nekyla, bet mes bet kuriuo atveju dar iki 16 valandos tiek architektės, tiek aš pirmininkė, tiek statytojų atstovė būsime. Jeigu iškyla kažkokie klausimai, tai klauskite, o mes tada atlieksime savo pareigą pagal SDR statinių projektavimas ir ekspertizė ir iki valandos, tai yra iki 16 valandos, būsime prisijungę. Jeigu kažkam kiltų kažkokių klausimų, dar drąsiai klauskite. Ačiū visiems dalyvausiems. Ačiū.
Tai matau, kad dabar jau yra 16:00, tai yra valanda nuo pradžios susirinkimo. Tai informuoju, kad susirinkimas yra baigtas. Ačiū dalyvavusiems. Ačiū visiems. Iki. Ačiū. Iki. Ačiū labai, dėkui. Ačiū labai. Viso gero. Viso geriausio. Visiems.